Sveiki atvykę į Libralures KMA. Šiandien jums parodysiu 4 Embrun Chat modelio dydžius. Būtent 10 cm, 12,5 cm, 15 cm ir 20,5 cm. Taigi gauname 8 gramus, 15 gramų, 23,5 gramo ir 60 gramų. Masalą įskiria storas korpusas, plona uodega, kuri baigėsi didelę kulnelę, veiksmingai viliojančia plėšrūnus. Be to kruopščiai ištobulinta estetika. Masalo šonuose yra skersinės briaunos, ant nugaros žvynų raštas, išryškinti žiaunų dangteliai ir pilvo pelekai. O ant korpuso apačios abiejose pusėse yra įspaustas Libralures prekės ženklo pavadinimas. Galite rinktis iš 12 puikių spalvų, todėl lengvai priderinsite masalą prie bet kokių žvejybos sąlygų ir metų laiko. Jie supakuoti į plastikinės pakuotės blistrus priklausomai nuo dydžio, po 6, 4, 2 arba 1 vienetą, su tiksliu masės ir masalo ilgio aprašymu. Ir kaip ir ankstesnėme filme apie krakenšadus, čia šiuos masalus taip pat dalinu į 2 savų grupės. Sandarinė, ešerinė, kur turime 12,5 ir 10 cm guminukus, ir ta lydėjekų silkių grupė, nors žinoma tai nėra taisyklė, kaip ir minėjau anksčiau, nes aš stengiuosi pritaikyti masalą prie to, kuo tuo metu minta plėšrūnai. Kartais tenka užvesti paiksų kokią nors mažą gumelę, tai tada užsidedu pavyzdžiui 10 cm. Arba starkiui su kažkuo tikrai dideliu, nes jis minta kokiu nors karšiu ar vedariu, todėl medžiojame tokiais masalais. Mažiausi masalai. Dažniausiai juos ginkluoju klasikinę džigalutę. Kartais prie masalo pridedu mažą kabliuką, kai žuvys labai kaprizingai kimba. Švelniai užkabinęs už uodegos, jaučiu kibimus, bet negaliu užkirsti. Tai tada jei žvejyba tai leidžia, būtent pridedu papildomą kabliuką. Bet šie masalai, šie dydžiai man puikiai pasiteisina žvejojant dropshot sistemėle. Todėl jei tarp jūsų yra dropshoto mėgėjų, nebijokite išbandyti šį gumu, nes jos tikrai labai gerai dirba. Dėl to plona uodegėlė su didelė kulniuko dalimi, lengvi truktelėjimai lengvas. Darbas su meškerės viršūnėle suteikia joms tikrai smagių judesių vandenyje, kas vilioja net ir pačius tingiausius plėšrūnus. Toliau 15 cm guma, kurią taip pat dažniausiai montuoju su džigavute. Čia praktiškai visada jau naudoju papildomą kabliuką. Nebent žvejyba to neleidžia, pavyzdžiui, yra augalų, kliuvinių, lapų dugne, tada deja turiu jų atsisakyti. Bet jei žuvys aktyvos, tai jokių paumel. Jos praryja visą tą gumą ir problemų nebūna. Tada ir su žuvies užkirtimu viskas gerai. Na ir mūsų 20 cm gumą taip pat kartais ginkluoju džiglavute ir papildomų kabliukų. Tada jau praktiškai visada naudoju tą papildomą kabliuką, net ir tuose apžėlusiose žvejybos vietose. Tiesiog stengiuosi masalą vesti pakankamai aukštai. Tačiau lygiai taip pat dažnai, o pastaruoju metu netgi šiek tiek dažniau, naudoju antrą būdą. Tai yra įsukama sistemelė su 2 trišakiais kabliukais. To jums parodysiu, kaip aš ginkluoju tokį masalą. Taigi, paėmame savo įsukamą sistemėlę ir įsukame ją į masalo priekį. Nepamirškite tai padaryti kuo tiksliau, kad masalas nesikryptų, nes tinkamai paruoštas masalas būtent labai gražiai linguoja į šonus, tarsi veidrodėlis. Todėl tai tikrai yra papildomas privalumas gaudant plėšrias žuvis. Kai jau įsukome mūsų suktuką, dabar tiesiog įsmeigėme trišakį kabliuką. Aš kaip tik turiu tokias lazdelės, kurios leidžia man stabilizuoti. Trišakį kabliuką masalo korpuse, bet jei neturite tokių suktukų, pakanka įsmeigti vieną iš trišakio smeigarą. Trišakio kabliuko. Ir tada taip pat viskas laikosi. Ir su taip paruoštų masalų be problemų gaudau lydekas ir šamus. Tačiau nesijaudinkite, kad čia nėra papildomo svorio, nes lygiai taip pat galite žvejoti su svareliais ant suktukų. Tačiau aš savo naudoju tokius, nes masalas puikiai dirba be jokio papildomo svorio, ypač sekliuose vandens telkiniuose, kur nereikia leistis giliai. Bet jei reikia pasiekti didesnį gylį, tada naudoju mažus svarelius, kuriuos tiesiog užkabinu ant priekinio žiedelio. Ir tokiu būdu jau turiu pasunkintą masalą ir galiu su juo pasiekti bet kokį norimą gylį, kuriame noriu žvejoti. Taigi tokiu būdu turime 2 masalo paruošimo būdus, turbūt pačius populiariausius – klasikinė džigo galvutė ir įsukama sistemėlė su trišakiais kabliukai. Iš tikrųjų, jeigu neturite įsukamų sistemėlių, kurias beje galite patys pasidaryti iš kokių nors suktukų ar jungiamųjų žiedelių, tai paprasta džigo galvutė su papildomu kabliuku visiškai tiks.
Ji puikiai susitvarkys su bet kuriuo iš jų dydžiu, tai reikia didinti kablio dydį, bet nereikia čia jaudintis dėl žuvies užkirtimo problemų, nes taip paruoštas masalas tikrai užkerta didžiąją daugumą žuvų. O dėl savo konstrukcijos tai yra labai universalūs masalai, juolab, kad turime 4 skirtingus dydžius, tad iš tikrųjų galime medžioti beveik visus didesnius plėšrūnius. Sėkmingai gaudau jais šalus. Mažesni dydžiai man labai pasiteisino gaudant sterkus, todėl tikrai rekomenduoju išbandyti. O aš šiandien pasiimsiu šiek tiek didesnius dydžius ir eisiu medžioti kokį nors lydekų. Turbūt buvo geras žuvis. Pažiūrėkite, paliko dantis. Sunku jums parodyti, nes nėra šviesos. Paliko mums dantis. Deja, bandome gal užkips. Tai galėjo būti gera žuvis, nes pažiūrėkite, čia mums įpjovė. Ir čia prie galvos viskas per vieną kibimą. Tai žinot, nasrai visai nemaži. Čia irgi giliai įpjova. Tai gal visai gera žuvis, bet pabandysim. Jis to nepakartojo. Tad užtepiau žalsvos spalvos ir mes pabandėme. Gerai, einame teisimų taino. Ten kažkur buvo lydekio keliems pakelimams. Jei jis nori, jis turėtų tai priimti. Yra, bet nežinau, ar tai ta pati žuvis. Bet jis vis sėdi ir sėdi toliau. Pagaliau srovė pasidarė jau tikrai gana stipri, tad dabar atidžiai pažiūrėkime, kągi mes čia tokio įdomaus turime. Tai ne koks nors kabanas, bet jis egzistuoja. Pažiūrėk, kaip tai atrodo. Pažiūrėk, kaip tai atrodo. Pasirinkau tokią vietą, kad čia sunku pagauti žuvį. Pasirinkau tokią vietą, kad čia sunku pagauti voną. Sėkmė nėra didelė, todėl neturėčiau susidurti su jokiomis problemomis. Na, brolau. Bet jis gražiai pataikė į gumą, jis ją sraitė. Tokia žuvis, kuriai daugiau nei 60 metų. Gerai, pabandysime jį atsekti, galbūt pavyks ir be varnelės. Bet nepasisekė, kad turėjau ir geluonį, ir gumą, nes tai yra blogiausia akimirka. Na, bent jau pamatysite, kaip galima prarasti pirštus. Arba, na, dar vienas kabliukas po velnių. Gerai, pavyko atkabinti žuvį. Dar kartą jums ją parodysiu. Štai tokia. Ir paleidžiu. Laikosi, bet kokia veiksmo akimirka. Mačiau, kad anksčiau čia jau puoja. Jau ruošiausi eiti, bet sustojau mesti. Ir tai buvo geras sprendimas. Ir manau, kad jis įsmygo mane gamo. Taip, užkibo, ar apskritai yra žuvies. O velnių, ar supranti, kad jis pataikė į tabiuką? Apie, bet išlindo iš kabliuko, pažiūrėkime dabar, dar nežinau kokia tai žuvis, tik truputį jį pasukiosiu,
Ai, žuvis tikrai gera, bet negraži. Turiu omenyje, jis tikras kovotojas. Man patinka tokie lydekai, bet tikrai kovotojas. Gerą 80. Ir dar juodasis susipainioja, pasakysiu jums, į mano pintą valą. Bet ką padarysi, toj viską išpainiosim. Pažiūrėkit, bet koks stipruolis jis yra. Atidarė lankelį vieną ranką. Sunku jums pasakyčiau. Velnis, aš toks sumišęs. Gerai, meškerė. Kol kas atidėlioju. Štai kai prarandama gera žnec. Kapų galais aš čia atsėdėm, bet tai apskritai yra kabelis. Dabar iš tikrųjų galiu tai matyti. Apie. Pažiūrėk, kokia didelė ši žumis. Grėžio. Nustebu. Štai kas yra žvejyba. Gerai, atkabinkim tą lemę. O, vos užkėpusi. Gumą padedam žan, repras taip pat. Dar paskutinį kartą jums parodysiu. Na, milžiniška žuvis, tikrai graži. Pažiūrėkite tą galvą. Nuostabia. Laukia. Mučiukas. Tikiuosi, kad jums patiko šis turinys ir sužinojote viską, ko reikėjo apie šios masalus. Jei dar turite klausimų, drąsiai rašykite juos komentaruose. Taip pat kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą ir sekti kitus socialinius tinklus, kad visada būtumėte su naujausia medžiaga, nes čia atsiranda tikrai daug turinio apie šiuos ir daugelį kitų masalų. Tad nebetempsiu, dar kartą dėkoju, kad žiūrėjote. Ir kviečiu jūs žiūrėti kitus mūsų kanalo įrašus. Iki!